Trakai – miestelis Vilniaus apskrityje 30 km į vakarus nuo Vilniaus miesto centro. Miestelis įgavęs kurorto vardą ir ypač yra mėgstamas turistų. Čia puikios sąlygos pasimaudyti, pažvejoti, paplaukyti jachtą ar valtimi, o alkanus ypač vilioja karaimų tradicinis maistas kibinas. Čia gyvena 60% lietuvių, 20% lenkų, karaimų ir kitų tautybių žmonių. Seniausios archeologams žinomas gyvenvietės dabartinių Trakų vietoje gyvavo jau 1 tūkstantį prieš mūsų erą. Tačiau pats Trakų vardas iš pradžių veikiausiai priklausė ne dabartiniams, bet seniesiems Trakams už 4 km į pietryčius nuo Trakų. Naujieji Trakai antruoju po Vilniaus LDK politiniu administraciniu centru tapo tik apie 1375 metus. Miesto vardo kilmė aiški, jis kilęs nuo žodžio trakas, kuris reiškia pakelesnę vietą miške arba iškirstą ar išdegusią miško vietą. Bene lankomiausias objektas Lietuvoje – Trakų pilis pastatyta 1410 metais, iškart po garsiojo Žalgirio mūšio. Pradėjo ją statyti kunigaikštis Kęstutis, o užbaigė jo sūnus Vytautas, kuris deja, bet 1430 metais ir mirė šioje pilyje. Pastatyta pilis tapo bene svarbiausia LDK valdovų rezidencija. Walking on the heat down Avalon Street, the concrete's crunching underneath. My truck's a tweet and my lady Santa Cruz, so her hair's all bleached. I know I'll reach, cause what we preach is what we learn, and what we teach is that our love is always given when it's earned. Concern, so we hang out with everyone we see and give them courage to grow and some music to breathe. You got me thinking, you ain't girl, where you at? Šiandien Trakų salos pilis dar vadinama Mažuoju Marienburgu. Tai vieta, kur ne tik smalsiai vaikšto būriai ekskursantų, bet taip pat, kur vyksta koncertai ir įvairūs renginiai. Žinoma, Trakų pilis visuotinai laikoma vienu gražiausių istorinių paminklų Lietuvoje, kuriame be to veikia ir įspūdingas 1962 metais atidarytas istorijos muziejus. Trakų salos pilis yra akivaizdus gotikinio stiliaus pavyzdys.
Pilį supa aukšta ir gerai sukonstruota tvirta gynybinė siena. Pasak istorinių šaltinių, Trakų salos pilyje veikia įrengta šildymo sistema, buvo dailiai medžiu dekoruotų menių, galerijų, vitražų, freskų, slaptų praėjimų. Apsilankę Trakų salos pilies muziejuje, iš dalies pajusti buvusi pilies grožį. Trakų pilis – tai vienintelė pilis apsupta vandens iš visų 4 pusių rytų Europos regione. She don't know anything about the Cuddy spot.